Noriu, kad pradėtumėm nuo išjudinimo stuburo, nes mūsų stuburas yra mūsų kanalas. Mūsų stuburas yra šviesus, geras, per jį laisvai teka energija. Iš viršaus, iš aukštai, 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 aukštai. Ten, kur mūsų pakylėta sąmonė, mūsų siela, mūsų aukštesnysis aš, ten, kur angelai, archangelai, ten, kur kūrėjas. Iš aukštai teka per mus, mes esam kanalas, mūsų stuburas yra kanalas. Ir teka giliai į žemės sielą, į žemės sąmonę. Todėl norėčiau, kad dar truputį pajudėtumėm. Galima daryti šuo, katė. Tiesiog išjudinti stuburą visai. Galvą pasukinėti. Pečius, klubus. Padarykit judesius, kokių jums norisi. Su kvėpavimu. Paleidžiu visus šios dienos mintis, emocijas, įtampas, atsipalaiduoju. Pilnai, pilnai atsipalaiduoju, paleidžiu. Galim paleist. Paleidžiu, kas man nebetarnauja, ko man nebereikia. Iškvepiam per burną. Pajudėjom, suaktyvinam savo stuburą. Mūsų stuburas yra geras, šviesus, geras. Yra tiesus. Visiškai tiesus, švarus, platus kanalas. O toks platus, kaip mano pečių juosta, eina iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų. Ir prieš atsigulant, prieš pradant sesiją, dar padarysim kvėpavimą. Suaktyvinsim čakras, tai kvėpuokit pilvu, krūtinę pilnai ir aktyviai. Gerai, pakvėpuojam minutę. Galit jungti kojas, visą kūną, rankas. Nesvarbu, kad svaigsta galva, kad nebenorit kvėpuoti, kad tingit, kad pradedat žiauti, bet kvėpuojam. Dar pusę minutės. Sušylam. Galva apsisuko. Ir nurimstam. Ir pamažu įsitaisom. Pasiemam pledą. Apsimaukit ir kojines, jeigu reikia, ir megztuką. Ir atsigulkite. Užsiklokite. Kas bevyks, viskas yra normalu. Ar tai bus šaltis, ar karštis, ar šiluma. Emocijos, vaizdiniai, kažkokie virpesiai, nutirpimai kūno, baimė, viskas yra normalu, tiesiog esate čia ir dabar
ne praeitį, ne ateitį, esate čia ir dabar ir esate ten, kur ir turėjot būti. Niekas nepapuolė čia šiaip sau, čia jūs atvedė jūsų sielą, todėl visi procesai vyks su jumis harmoningai, pačiu šviesiausiu būdu, pačiu geriausiu būdu, jums, jūsų artimiems, jūsų mylimiems, jūsų aplinkai. Padarysiu kreipinį. Sesijos metu galite kvėpuoti, sujungtų kvėpavimu. Jeigu užmigsite, vis tiek procesai vyks. Jūsų pasąmonė vis tiek girdės mano balsą. Kreipiuosi į amžinąjį šaltinį, pasaulio motiną, pasaulio tėvą, kūrėją, pirmapradę šviesą, su prašymu vesti šią sesiją, globoti, apšviesti, visiškai apšviesti. Ir šioje sesijoje bus tik šviesa, tik tai, kas yra iš dieviškos šviesos, tik tai, kas yra iš dieviškos meilės. Korekcija ir gydymas vyks tiems, kas yra prisijungęs dabar, kas prisijungs ateityje į šią sesiją. Šiai sesijai yra sukuriama erdvė, subtili erdvė, ten, kur keliausim su savo energetiniais kūnais. Fizinis kūnas taip pat turi apsaugą, yra šviesos kokone, yra erdvėje, kambaryje, kur yra tik šviesa, tik šviesios būtybės, tik dieviškos būtybės, angelai, archangelai, pakylėti mokytojai, jūsų sielos vedliai, tikrieji šviesieji, jums priskirti jūsų sielai, vesti jūs į šviesą, vesti jūs į jūsų evoliuciją, vesti jūs į bendrą žemės evoliuciją, visatos evoliuciją. Šioje sesijoje jūsų erdvėje dalyvaus tik jūsų vedliai, tik jūsų angelai, archangelai, tik jūsų pakylėti mokytojai, tik šviesios būtybės, tik tai, kas yra iš dieviškos meilės, meldžiu to, prašau to. Taip yra, taip bus, taip yra, taip bus, tai jau vyksta. Vyksta jau dabar. Visi tamsumai pasišalina, ištirpsta toje meilėje, toje šviesoje. Ir mes visi turime apsaugą. Turim apsaugą, šviesą. Taigi, kreipiuosi į archangelus, angelus, serafimus, cherubimus, pakylėtus mokytojus, vidinės žemės, į Plejadas, Sirijų, Lyrą. Prašau vedimo mūsų grupiai ir kiekvienam atskirai, kam to reikia, pačiu harmoningiausiu būdu.
pačiu šviesiausiu būdu. Per sesiją eisime per svarbiausias sritis, koreguoti jas, bus atliktas gydymas, karminė korekcija. Pradedam kvėpuoti giliai. Kvėpuojam per savo stuburo kanalą. Įkvepiam ir iškvepiam. Nesulaikom kvėpavimo, stebim savo kvėpavimą. Mano kvėpavimas yra šiltas, malonus, gydantis, šiltas, malonus kvėpavimas. Įkvepiu iš aukštai, iš šviesos pasaulio, iš vedančių į šviesą pasaulio, per save, į Gaiją, į žemės sielą. Kvėpuoju iš apačios, iš motinos žemės, per save į viršų, į šviesos pasaulius ir esu tas nuostabus kanalas, nuostabus tarpininkas žemėje. Tai yra mano užduotis dabar. Aš esu tik šviesa. Visiškai ištirpstu šviesoje visą valandą. Mano paskirtis yra kvėpuoti ir būti šviesa. Mane veda mano pakylėti mokytojai, mano angelai, archangelai, sargai. Veda per šią sesiją, kurios taip ilgai laukia, kad tu čia atsidurtum. Jie tave vedė, tau rodė ženklus. Jie dabar džiaugiasi, kad gali su tavim visiškai pilnai susijungti, nes tu esi jie, tu esi šviesa, tu esi kūrėjas, tu pats esi Dievas. Kvėpuoju per savo kanalą. Ir dabar visi mūsų energetiniai kūnai yra apjungti vienos merkavos, kuri gali keliauti per visas dimensijas, per visas visatas, visus pasaulius, tiesiog šviesos greičiu. Ir nukelia dabar į gydančią šventyklą, kuri yra pastatyta šviesos darbuotojų, archangelų, angelų, būtent jums, būtent mums, šiai karminiai korekcijai, šiai sesijai. Perkelimas vyksta 30%. %60. Matau, jau nekantrauja ten atsidurti. 90%. Ir perkelimas pavyko. Jūs atsidūrėt šventykloj,
tiesiog šviesos sferoje, kupole. Ten per vidurį yra didžiulis krištolas, sukurtas iš Dievo, būtent jums, būtent čia ir dabar. Jis yra gydantis, jis žino, ko jums reikia, jis geriau už jūs žino. Niekas nevyksta be Dievo žinios, be jūsų sielos pritarimo. Taigi įsitaisykite ten patogiai, atsigulkite, atsipalaiduokite. Ir tiesiog prie jūsų kiekvieno prieis jūsų vedlys. Ir jums padės integruoti, jums padės transformuoti, jums padės gydyti. Ir kiekvienam gydymas bus individualus. Tai, ko reikia jums, jūsų sielai, čia ir dabar. Čakros harmonizuojasi, tas krištolas centre, jis harmonizuoja jūsų čakras, jūsų energetinius kūnus, visą sistemą. Viskas tiesiog dieviškai, harmoningai veikia, atsistoja į savo vietas, taip kaip ir turi būti, kaip sukurta Dievo nuo pat pradžių. Ir mes visi esam toje patalpoje, ji pripildyta vaivorykštinių spalvų, dieviškos šviesos, serafimų šviesos, cherubimų, archangelų. Kažkam angelai stovi, prie kojų, prie galvos kažkam archangelai, elementų angelai, vandens, ugnies, oro. Kažkam archangelas Mykolas, kažkam Gabrielius, Rafaelis, Urielius. Tai tiesiog vyksta. Šviesa keliauja pro jūsų kojas, pėdų čakras, į jūsų pirmą čakrą, pagrindinę. Ten, kur jūsų yra gyvybinė energija, raudona šviesa, aktyvuojasi, džiaugsmingai aktyvuojasi, keliauja aukštyn į antrą čakrą, oranžinė šviesa. Tai jūsų kūrybinė energija, tai jūsų sveikata, seksualinė energija, jūsų gydanti energija, jūsų sveikata. Tiesiog džiaugsmingai aktyvuojasi, harmonizuojasi, apsivalo, keliauja į trečią čakrą, geltona šviesa. Tai jūsų drąsa, tai jūsų valia, tai jūsų džiaugsmas gyventi, tai jūsų spontaniškumas. Jūsų jaunystė, grožis tiesiog aktyvuojasi į visas puses, ir į priekį, ir į galą, per stuburą, į abi puses. Tai jūsų gerovės kanalas, tai jūsų finansinis kanalas. Džiaugsmingai aktyvuojasi, apsivalo, nes taip ir turi būti. Ir keliaujam į viršų, žalią, į širdies čakrą. Žalia energija užsipildo, aktyvuojasi, aktyvuoja jūsų širdies čakrą, visą krūtinę, visas toras į visas puses, kelių metrų toras atsiveria, tai jūsų širdies vibracijos, tai jūsų siela, sąžinė, tai jūsų meilė, jūsų vertybės,
sielos uždaviniai aktyvuojasi džiaugsmingai, paprastai, džiaugsmingai, tiesiog, nes taip ir turi būti, tai vyksta. Ir kyla į viršų, žydrą, gerklės čakrą, aktyvuojasi į visas puses, į priekinę, į galinę, per stuburą, per kaklą. Tai bendravimas, savęs išreiškimas, gebėjimas išsakyti savo vertybės, savo požiūrį. Tai tiesiog vyksta, taip yra, jūs tai turit, jums tai duota. Tai aktyvuojasi ir kyla aukščiau, virš antakių. Balta šviesa, tai įžvalga, tai kūryba, intuicija, nuovokumas, tai tiesiog aktyvuojasi džiaugsmingai, paprastai. Tiesiog taip pramuša ir kyla, išspinduliuoja į karūnos čakrą, violetinė šviesa kaip lotosas išsiskleidžia per viršugalvį. Tai jūsų jėga, sielos jėga, tai ryšys su visata, jūsų dvasingumas, jūsų išmintis, vedimas. Dabar turite subalansuotą čakrų sistemą. Procesai vyksta, aktyvuojasi. Visi šviesos darbuotojai šioje šventykloje padės jums praeiti karminę korekciją pro visas jūsų sritis, kurias jau apgalvojote, kur turite norų, svajonių, kur norite šviesos, apšviesti tas sritis. Jaučiu, kaip violetinė liepsna ateina iš to krištolo, violetinė spalva, iš angelų, archangelų, vedlių, iš pakylėtų mokytojų. Violetinė šviesa visiškai užlieja mūsų visą šventyklą ir persmelkia tavo kūnus, energetinius kūnus, tavo karmą, tavo karminę istoriją ir tai neša visokeriopą gerovę. Kvėpuoju ir energijos transformuojasi, valosi. Visokie tamsumai tiesiog išsivalo, tiesiog. Tu nieko nedarai. Nieko. Net jeigu kyla kokie vaizdiniai, gerai, tegul kyla, bet tu nieko nedarai, nenagrinėji jų. Nes ta liepsna violetinė visiškai gydo, visiškai transformuoja tavo namus, praeities, dabarties, ateities, tavo namai pasikylėja, kur tu begyventum, tavo vieta pasikylėja, transformuojasi, kur tu bebūtum, kur tu beeitum, kur tu buvai, išsivalo, gydosi, transformuojasi, tai vyksta. Žemė, kurioje tu esi, vaikštai, gyveni, kurioje tu gimei, visiškai apsišviečia, transformuojasi, gydosi, tai vyksta. Tai vyksta su karmos valdovų priežiūra, leidimu ir malone, tai vyksta su Dievo malone, tai vyksta su angelų, archangelų malone.
tau yra atleidžiama, paleidžiama. Šalis, kur tu gyvenai, gyveni, gyvensi, keliausi, esi, būsi, buvai, gydoma ta šalis, transformuojasi, apsišviečia. Visi tamsumai pasišalina pačiu harmoningiausiu, šviesiausiu būdu. Tu nieko nedarai, tai daro šviesos darbuotojai. Tai daro ši šventykla, ji yra skirta tam, yra skirta tau, ji dabar tarnauja tau. Planeta, kurioje tu gyvensi, yra apšviečiama, praskaidrinama, išvaloma, užžiebiama violetinė liepsna. Dieviška šviesa ir meilė yra apšviečiama ir pašalinami tamsumai. Tiesiog išsitrina, pasišalina. Tai vyksta. Visata, kurioje tu esi, buvai, būsi, tiesiog vibruoja pačiu šviesiausiu dažniu ir tai vyksta, tai turi vykti, tai yra Dievo planas. Pasišalina tamsumai. Išsigrynina tavo karma susijusi su namais, vieta, šalim, žeme, planeta, visata, gerove, finansais, daiktais. Išsigrynina šį karmą, pasikylėja šį karmą, visi ryšiai susiję su šiom temom pasikylėja, išsivalo, pasišalina, aktyvuojasi šviesa, aktyvuojasi šviesiausias realybės variantas tau, tavo artimiausiams, tavo aplinkai, tavo sielai, tavo dvasiai, tavo asmenybei, aktyvuojasi pats šviesiausias, harmoningiausias variantas susijęs su gerove, finansais, namais, vieta, daiktais. Tebūnie tai vyksta, taip ir yra. Tai padaryta, ačiū, tai padaryta. Ačiū, 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 dėkoju, dėkoju. Visada tave ves angelai, archangelai, pakylėti mokytojai. Tau rodys ženklus, tave ves, globos, tu matysi veiksmų planą, ką turi daryti. Taip bus, taip yra, tebūnie, taip bus, ačiū, 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 dėkoju. Ir keliaujame prie tavo misijos, tavo pasitikėjimo savimi, tavo reputacijos, tavo paskirties, autoriteto, pasiekimų, tavo grožio, išvaizdos, garbės, uždavinių, visuomenės pripažinimo. Ir raudona šviesa užlieja mūsų visą šitą šventyklą, net ir tas kristalas. Žiba skaiščiai, baltai, bet tuom pačiu ir raudonai. Išspinduliuoja tas sukūrys energijos, raudonos šviesos, persmelkia visiškai visą mūsų šventyklą ir tavo kūnus. Tavo visus kūnus, visą čakrų sistemą. Tavo fizinį kūną, kuris guli kambaryje. Tavo
visus pakylėtus energetinius kūnus esančius šventykloje visiškai persmelkia gydanti šviesa, valanti sritis susijusios tavo misija, uždaviniais, paskirtimu, autoritetu, pasitikėjimu, pasiekimais ir pripažinimu visuomenėje. Tavo karma susijusi su tuo praeityje, dabartyje, ateityje yra gydoma, išvaloma, pasikylėja, transformuojasi, realybė pasikeičia, pasikeičia, persikelia į kitą realybę, aukštesnę realybę, pasikylėja, transformuojasi, pasikeičia čia ir dabar. Tai vyksta, taip yra, tai vyksta, ačiū, dėkoju, tai vyksta. Angelai, archangelai lydės mane šiose sritise, šiame kelyje, per visas dimensijas, kad padėti man realizuoti savo misiją ir kad mane už tai gerbtų, kad turėčiau pasitikėjimo tai daryti. Tiek, kiek man to reikia, kiek man to trūksta, kiek esu dabar pasiruošęs išgryninti ir transformuoti. Dėkoju. Tai vyksta, tai integruojasi, tai integruosis dar kažkiek tai laiko. Ir mums padės angelai, archangelai, vedliai parodyti ženklus, parodyti kelius, sprendimus, veiksmus, planą. Ir padės mums turėti kantrybės. Neturėti abejonių, nesvarstyti sprendimais, neužginčyti nelogiškų sprendimų, klausyti širdies ir savo sielos šiame kelyje. Tebūnie. Tai vyksta. Ačiū, dėkoju. Ir keliaujame į rožinę. Krištolas nusidažo rožiniai, kaip rožinis kvarcas. Ir užlieja meilė, rūpestingumas, šiluma, persmelkia visus mano energetinius kūnus, visose dimensijose, realybėse, laikuose, praeitie, dabartyje, ateityje. Ir mano santykių sritis transformuojasi tiesiog. Mano meilė transformuojasi, mano partneriai, karma su mano partneriais yra išgryninama. Tiek, kiek to reikia dabar, kiek esu pasiruošęs, išgryninama, atleidžiama, man suteikiama malonė, man yra atleidžiama, aš paleidžiu, atleidžiu, atsiprašau, prašau man atleisti, atleidžiu tau, atleidžiu jiems visuose laikuose, dimensijose ir realybėse. Mano meilė, mano santykiai, mano ryšiai su kitais žmonėmis pasikylėja. Visi žmonės, visi ryšiai, sielų ryšiai, santykiai, giminės ryšiai, šviesos darbuotojų ir mano ryšiai, mano angelų, archangelų, pagalbininkų, vedlių, šviesos mokytojų, mano sielos grupės, tų, kurie manęs galbūt laukia ne žemėje.
ir visi ryšiai žemėje, mano bendradarbiai, kaimynai, giminės, draugai, šeimos nariai, mano vyras, mano žmona, mano vaikai, visi yra pakylėti. Ryšiai su jais yra išgryninti, pakylėti, transformuoti ir visiškai persikelia į kitą realybę. Taip, transformuojas, paskilėja aukščiau. Sena karma nebeveikia, tiesiog išsivalo, išsitrina tai, kas liko nereikalingo. Tos energijų išsproginėjimai, kurie tiesiog kažkur tai pavieniai liko arba vis dar vilkosi iš paskos. Tiesiog išsivalo, išsigrina, pavirsta meilė, transformuojasi, keliauja į žemę, į žemės sielą, ten transformuojasi, keliauja į dieviškus pasaulius, transformuojasi, energija yra panaudojama šviesai. Ir aš galiu kurti harmoningus santykius, harmoningą meilę. Mano partneris vibruoja tuo pačiu dažniu kaip ir aš. Mano vaikai vibruoja tais pačiais dažniais, tais pačiom energijom. Meilė, besąlyginė meilė jungia mus visus. Taip yra, taip turi būti, taip buvo, yra ir bus visuose laikuose, per visas dimensijas. Kvėpuoju. Ši energija yra šviesi, rožinė, mylinti, pakylėjanti, išvalanti blokus, trukdžius, užsisenėjimus, toksiškus santykius. Tiek, kiek to reikia, kiek esi dabar pasiruošęs. Ir ji vyks dar, vyks kažkiek laiko, vyks. Ir tau norint visada tai po truputį harmonizuosis ir kylėsis visai kitą lygmenį. Ten, kur vienas kitą suprasit be žodžių, kur jausit meilę. Ten, kur vienas kitą palaikysit, paskatinsit, suteiksit vilčių, motyvacijos, kur vienas kitą pagydysit tiesiog savo žvilgsniu, savo meilę, savo apkabinimu. Tokią realybę aktyvuoju, tokią. Pačią šviesiausią, harmoningiausią, nes tai yra Dievas, tai yra meilė, tai yra ateitis, tai yra planetos ateitis, tai yra sielų ateitis, bendrystė, apsijungimas, meilė, besąlyginė meilė. Dėkoju už meilę, siunčiu meilę, įkvepiu meilę, iškvepiu meilę ir skleidžiu visur aplink save meilę kiekviename žingsnyje. Tebūnie meilė mano šioj žemiškoj kelioniai, šioje žemėje, čia ir dabar. Tai aktyvuojasi kiekvienam mano poelgį, emocijų, mintise. Aktyvuojasi meilė, įsirašo į mano DNR, mano čakras, energetinius kūnus ir meilė apšviečia, išvalo, išlygina, transformuoja, pakylėja ir pakeičia mano realybę. Tai vyksta čia ir dabar. Dėkoju, tai vyksta. Ir iš savo sielos gausite nurodymus, veiksmų, planų, gausite ženklus, iš savo vedlių gausite ženklus.
Ir tai klausykite širdimi, per meilę, per savo sielą. Nes tas jūsų naujas gyvenimas ir tie veiksmai gali atrodyti nauji, nesuprantami, gali baimės kilti, gali būti nelogiški, bet tai yra jūsų naujas gyvenimas, skirtas jums, naujas jūsų gyvenimas. 100% vyksta nauja realybė. Keliaujame į kūrybos sritį. Mūsų šventykla persmelkta baltos šviesos, džiaugsminga energija, kūrybiška energija. Kūrybiška energija persmelkia visą jūsų būtį, jūsų kūnus, jūsų čakras. Karma susijusi su vaikais, su kūryba, su džiaugsmingu gyvenimu, harmonizuojasi, apsivalo, išsivalo, transformuojasi, tai vyksta. Leidžiu kūrybai, džiaugsmui dalyvauti mano gyvenime čia ir dabar. Tai vyksta. Visa karma susijusi su vaikais, kūryba, džiaugsmu, gryninasi, apsivalo, harmonizuojasi. Energijos pasikilėja. Dėkoju. Stebiu tą krištolą šventyklos centre. Jis truputį mirga ir baltą šviesą keičia pastelinės, pilkos šviesos, pilkie atspalviai, sidabro atspalviai, galbūt aukso, perlo. Ir apšviečia mano kelionės, šalis, kurias lankiau, lankysiu. Išgrynina karmą susijusią su kelionėm, keliavimu, tolimaisiais kraštais. Žmonėm, kuriuos sutikau kelionėse. Įvairiais keliavimo būdais. Ta karma išsigrynina, pasikilėja. Tas gydymas vyks tiek, kiek norėsime, pačiu harmoningiausiu būdu. Ir ta šviesa užlieja mūsų kūnus, karminį kūną, apšviečia, išvalo, apvalo, harmonizuoja. Kelionės vyks harmoningai. Šalis, kuriuose turėjote neigiamų patirčių, po truputį pradėsiu jūs kviesti, kad susirinktumėt savo sielos fragmentus. Šalis, kurios turėjote teigiamą karmą, teigiamas patirtis, savo teigiamus įdirbius, dar stipriau suspindės, sustiprinant jūsų šviesiąją dalį, gražindamos jums jūsų galias, jūsų jėgą, jūsų gerumą, jūsų įdirbius, jūsų lengvumą. Tebūnie tai vyksta, tai vyksta, tai vyksta, tai vyksta pačiu harmoningiausiu būdu. Ir krištolas dabar persimaino ir ryškiai mėlyna, bet tokia tamsiai, gražiai mėlyna. Kaip vandenynas ar kaip dangus, visa mūsų šventykla užliejama. Čia mėlyna šviesa, kuri simbolizuoja mūsų darbą,
mūsų hobius, mūsų karjerą, užsiėmimus, projektus, verslus, misiją, planus. Tai harmonizuojasi, užsipildo pačią gražiausią, harmoningiausią energiją, išgrindydama praeities karmą, praeitų įsikūnijimų karmą susijusią su profesija, karjera, darbu, hobiu, veiksmais, planais. Ta šviesa tiesiog valo, gydo, harmonizuoja jūsų praeitį, dabartį, ateitį. Taip yra, tai vyksta. Dėkoju. Harmonizuoja ir santykius su bendradarbiais, ir idėjas, ir emocijas. Išvalo baimės, nepasitikėjimą. Jūs turit palaikymą iš savo vedlių, angelų, tuo nebejokit, jūs turit palaikymą, jie sako dabar, jie jūs ves, prašykit jų pagalbos, jie jūs ves. Jie yra tam, kad jums pasitarnautų, jie pasitarnaus su malonumu. Kai tik prašysite, jie atlieps ir jums padės realizuoti savo misiją, pašaukimą, darbą, hobį, veiklą. Dėkoju jiems už tai. Dėkoju. Tie mūsų darbai, verslai, veiklos, projektai, idėjos būna pakylėti, šviesus, vardan visos žmonijos, vardan planetos, vardan visatos evoliucijos, suderinti su visatos evoliucija, suderinti su Dievo planu, suderinti su šviesos pajėgų planais. Ir visi trukdžiai, blokai, tamsumai pasišalina čia ir dabar. Visa tai, kas trukdo eiti savo evoliuciniu keliu, savo misiją, pasišalina čia ir dabar. Išsivalo, išsigrynina su karmos valdovu priežiūra, išsigrynina, pasišalina, jums suteikiama malonė, jums suteikiamas vedimas, viltis, eiti pačiu šviesiausiu, harmoningiausiu būdu su savo angelų, archangelų, vedlių, sargų pagalba. Ir kitų žmonių pagalba, mokytojų pagalba, draugų pagalba, bendraminčių pagalba, bendruomenių pagalba, mokytojų pagalba. Tai vyksta, tai jau vyksta. Vyksta, dėkoju, ačiū, dėkoju. Ir šviesa keičiasi, tampa šviesesnė žydra, turkio spalva. Visiškai užlieja mūsų šventyklą, mūsų kūnus, mūsų čakras, mūsų praeitį, dabartį, ateitį. Gydanti energija, susijusi su mūsų žiniomis, pasaulėžiūra, mokslais, tiesa, tobulėjimu, evoliucija, mūsų sielos evoliucija, mūsų asmenybės evoliucija. Gydanti energija tiesiog gydo, harmonizuoja, transformuoja, perkelia mus į naują realybę. Tiesiog. 30%. %60. Kaip liftu kylu į naują realybę, naują variantą.
90%. 100%. Mano žinios, mokslai, pasaulėžiūra, įžvalgos, tiesa pasikėlėjo į naują variantą, į naują realybę. Galiu visiškai laisvai tobulėti toje srityje, kurios man reikės mano misijai, mano tarnystei, mano geroviai, čia ir dabar. Tai vyksta, dėkoju, tai vyksta, tai jau įvyko, padaryta, tai jau padaryta, pačiu harmoningiausiu būdu. Ir krištolas taip švelniai keičia spalvą į žalią, salotinę, žaluma tiesiog užlieja mūsų šventyklą, mūsų auras, mūsų širdį, mūsų širdies torą. Tokia švelni, žalia, šviesi, visiškai gydo, harmonizuoja mūsų sveikatą, šeimą, sielos sveikatą, mūsų fizinį kūną, mūsų emocinį kūną, mūsų minčių kūną. Gydo, harmonizuoja, išvalo, transformuoja, įkvepia. Tai vyksta čia ir dabar. Čia ir dabar vyksta gydymas, turi tik tuo patikėti ir būsi sveikas, išgydytas, transformuotas, perkeltas į kitą realybę, tai reikia tavo sutikimo. Sakyk taip, aš pasiruošęs, mano siela pasiruošusi būti sveika, pakylėta, išgirsta, mylima, išgydyta. Mano fizinis kūnas sveikas, stiprus, spinduliuojantis, tvirtas, šviesus, gražus, visiškai sveikas, nes tik tai taip jis man tarnauja. Tik taip mano fizinis kūnas tarnauja mano sielai, būdamas visiškai sveikas, išgydytas, pašalinti toksinai, blokai, nešvarumai. Tik toks kūnas man reikalingas mano visiškai realizacijai visuose lygiuose, asmenybės, sielos ir dvasios. Mano kūnas vibruoja aukštų dažnių ir yra visiškai sveikas čia ir dabar. Tai vyksta čia ir dabar. Sveikas kūnas, visiškai sveikas kūnas. Mano emocinis kūnas sveiksta, harmonizuojasi, pasikylėja, transformuojasi čia ir dabar. Visa karma susijusi su mano sveikata išsivalo tiek, kiek galima šiuo metu harmoningai, pasikylėja, transformuojasi, persikelia į aukštesnę realybę. Čia ir dabar tai vyksta. Mano mentalinė sveikata pasikylėja, transformuojasi čia ir dabar, tiek, kiek to reikia. Čia ir dabar transformuojasi, pasikylėja.
Ir aš turiu sveikus kūnus, fizinį kūną, emocinį, mentalinį, karminį kūną. Visi tarnauja mano sielai, mano dvasiai ir aukščiausiam šaltiniui, šviesai. Seka visatos evoliucija, atitinka visatos evoliucija, atitinka naująją realybę. Mano DNR aktyvuojasi, prasivalo tai, kas užblokuota, užčipuota, trukdžiai prasivalo, karma prasivalo. Turiu visiškai sveiką kūną, turiu visiškai sveiką šeimą. Aš ir mano aplinka, mano šeima esame sveiki, švarūs, spindintis, pakylėti. Čia ir dabar tai vyksta. Čia ir dabar tai vyksta, taip yra. Taip yra. Su Dievo malone esu visiškai sveikas. Ir mano pasikeičia poreikiai, mano maistas, mano informacija, mano aplinka yra sveika, mano kūnas noriai juda, lengvai juda, sportuoja, juda, plaukia, šoka, dainuoja, bėga, kilnoja, stumia, šoka, viską daro super lengvai ir džiaugsmingai. Nuo dabar. Taip vyksta, taip jau įvyko, nuo dabar. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Tai, ko nebereikia mano realybėje, išsivalo čia ir dabar. Įsakau, tai vyksta. Tai yra mano gyvenimas. Tai yra mano pasirinkimas. Tai, ko nebereikia mano realybėje, tiesiog išeina, išsivalo. Tai, kas buvo mano praeituose įsikūnijimuose, yra mano pamokos. Tai visiškai priimu kaip pamokas, paleidžiu įsiskaudinimus, baimės, energetinius užtaisus. Paleidžiu tai, kas man nebetarnauja. Atleidžiu, atsiprašau, prašau man atleisti. Paleidžiu. Realybė pasikeičia, pereina į aukštesnį lygmenį, persikrauna, atsirakina dvasiniai klodai, atsirakina informacija, atsirakina mano gyvybinę energiją, kuri eina iš žemės, kuri eina iš Dievo, eina per mane, aktyvuojasi, atsirakina, čakros dirba harmoningai, pritraukdamos teigiamus pokyčius į mano gyvenimą, teigiamą mano realybę, teigiamus žmones. Aš vibruoju pozityviai, šviesiai, aukštose vibracijose, gyvenu aukštame dažnyje, susiderinęs su šviesa, su meile, su drąsa mylėti, drąsa veikti, drąsa būti savimi, drąsa eiti savo misiją, drąsa būti vienam, drąsa neprisirišti, drąsa džiaugtis. Aš esu laisvas, laisva, visiškai laisva,
nepriklausoma nuo savo karmos, savo praeities, nuo kitų žmonių, nuo baimių, nuo negatyvo, nuo kišamų minčių, nuo žinių. Esu laisva, neprisirišusi, neprisirišęs. Klausau tik savo sielos, savo vedimo, savo angelo sargo, vedlio, pakylėtų, mokytų tikrųjų, šviesiųjų savo mokytojų ir kūrėjo vedimo. Gyvenu naujose vibracijose, naują savo gyvenimą. Kuriu naują gyvenimą, naujas aplinkybės, naujus žmones, naujus ryšius. Sutinku savo bendraminčius, savo sielos draugus, bendražygius, savo šviesiuosius mokytojus. Viskas mano gyvenime tiesiog labai lengvai klostosi, atsifiltruoja tai, ko man reikia ir tai, kas jau yra atsitarnavę. Taip yra. Amen. Om. Taip yra, taip ir bus. Noriu padėkoti jūsų sieloms už dalyvavimą, savo už dalyvavimą. Dėkoju, kad leidote būti pagalbininku, kad galiu būti šviesos pagalbininku šiame gyvenime jums, kad galiu būti tarpininku. Dėkoju karmos valdovams. Dėkoju pakylėtiems mokytojams, archangelams, angelams, sargams, elementams, elementaliams dievams. Dėkoju mane palaikančiams. Dėkoju pasaulio motinai, pasaulio tėvui, Yin ir Yang. Dėkoju šviesai. Dėkoju tai šventyklai, kuri mus šiandien apjungia. Dėkoju tam krištolui, kuris pasitarnavo. Ir mes, kolektyviniai Merkavoj, dabar grįžtame atgal į savo kūnus. 1, 2 ir 3. Sugrąžinimas įvyko. Esu savo realybėje 2025 metais, sausio 25 dieną. Esu čia ir dabar. Pasakau savo vardą, pavardę, šalį, kur esu. Dėkoju, dėkoju, dėkoju už šią galimybę, už vedimą, už gydymą. Ir procesai vyks dar šiandien, rytoj, galbūt visą savaitę. Vyks dar gydymas. Ir toliau jūsų vedliai jūs lydės, tiesiog atsiminkit juos, kad yra visą laiką šalia jūsų. Kad galit kreiptis
vedimo, ženklų, vizijų. Galit kreiptis per sapnus, kad jums parodytų sprendimą. Pasitikėkit labiau savim, nes ateitis yra daugialypė, ateitį kūrėte jūs, ateitis priklauso nuo jūsų sielos plano ir uždavinių. Ir jūs nesat vieni. Myliu jūs, apkabinu ir palieku integruoti. Ačiū dar kartą, kad leidote man būti šituo tarpininku, pagalbininku, iš karmos valdovų, iš jūsų angelų sargų, iš jūsų angelų, iš jūsų mokytojų. Tai dėkoju, integruokit, gali kilti įvairiausių, sakau, jausmų, ar net temperatūra, tiesiog sena ta karma, senos energijos ir blokai turi kažkaip tai pasišalinti, išdegti, išsivalyti, gerkit daugiau vandens, valgykit sveiką maistą. Ir mes toliau susitiksim. Dar šitas laivas bus 30 dienų grupėje, kaip ir visa grupė, visa informacija bus dar 30 dienų. Ir dar galim susirašyti apie procesus, kaip jums sekėsi šitą meditaciją ir toliau kaip jums užbaigti savo lentą. Tai myliu, iki.